Spalio 3 diena šiais metais bus ypatinga ne tik tai dėl to, kad prasideda Eurolygos sezonas, bet ir dėl to, kad pirmą kartą Lietuvoje šiais metais mes turėsim derybų konferenciją, kurios turinys yra išskirtinai tik tai apie derybas. Pasaulyje vyksta didžiuliai pokyčiai ir aš tikiu, kad kiekvienas iš jūsų irgi pastebit, kad derybų lauke keičiasi supratimas tarp seno ir naujo. Sena, kada mes ateidavom dėrėtis, ateidavom kovoti, ateidavom laimėti. Tik tai tas laimėjimas, jisai kuo toliau, tuo labiau praranda galią. Nes nebėra pagrindinis dalykas išsimušti geriausią kainą, susitarti dėl geriausių sąlygų. Tai praranda prasmę. Nauja yra apie tai, kad mes ateinam atviri ir mes einam kurti. Mes einam sukurti kažką tokio, ko iki šiol nebuvo. Ir toj kūryboje yra didžiulis džiaugsmas. Ir ten nereikia kovoti. O kai sukūrėme, tada galime imti ir pasidalinti. Pirmiausia, tai reikia pastebėti, po to pajausti, o po to ugdyti tuos darybinius įgūdžius, kada galėtumėm iš tikrųjų mes į tą naują kokybę ateiti. Natūralu, kad jeigu to nepadarysim, mes grįšim vėl ir vėl į seną derybų strategiją, kada kovojam, tik tai ten kuo toliau, tuo bus mažiau prasmės. Aš labai džiaugiuosi, kad į šią derybų konferenciją atvažiuoja net 6 šiuolaikinių derybų ekspertai iš užsienio, taip pat bus būrys Lietuvos verslo žmonių. Turinį kūriau kartu su derybų lyga, o derybų lygos misija yra ugdyti derybų kultūrą Lietuvoje. Konferencijoje matysit pranešimus, konferencijoje bus diskusijos ir greičiausiai pamatysit tai, ko nesat matę. Tai yra gyvas derybų simulacijos, kada du profesionalai sėdės prie vieno derybų stalo ir jie derėsis. Viena simulacija bus apie seną, tai yra jėgos derybas, kita simulacija bus apie naują, apie partnership derybas ir jūs patys galėsit pamatyti, kaip rezultatai yra vienoj ir kitoj strategijų, kokių kokybių reikia vienoj ir kitoj strategijai. Bilietų skaičius yra ribotas, kiekvieną dieną laisvų vietų vis mažiau ir mažiau, tad pasižymėkit šią dieną savo kalendoriuose ir kviečiu nuo ryto praleisti su mumis. Vakare galėsit atidaryti Eurolygos sezoną, tad kviečiu susitikti spalio 3 dieną, derybos 2024.